Šiame video kalbėsiu apie 17 energiją. Tai yra žvaigždės energija, žvaigždė. Jau pavadinimas labai daug pasako. Tai yra žmonės, kuriem lemta būti populiariem, garsiems, vesti kitus, bet dažniausiai matricoje mes gaunam tą energiją minuse ir mums reikia subalansuoti. Kodėl išsibalansuoja šitą energiją? Šitą energiją išsibalansuoja, kai kažkada buvo prieš minią sugėdinti ir arba jūsų kūrinys, arba jūsų išvaizda, ar pats žmogus buvo sugėdintas prieš minią. Ir dėl to atsiranda auditorijos ir minios baimė. Ir tam, kad subalansuoti tai, reikia priimti save ir savo visus talentus. Nes čia bus kažkokia trauma, pavyzdžiui, vaikystėje. Vaikas galėjo kažką prieš auditoriją, galbūt darželyje, galbūt prieš svečius, kažką kalbėti, galbūt dainuoti arba savo kažkokį kūrinį atsinešti ir galėjo sugėdinti. Ir tai trauma galėtų būti visam gyvenimui, kai jisai nepasitikė savo jėgomis, savo išvaizdą, balsų, talentų ir visaip kaip tai slepia, nes jam tai yra didžiulis skausmas. 17 energija tai yra įkvėpimas. Tai yra didžiulis įkvėpimas, kai žmogus pliusą moka susijungti su savo vidum, su savo siela, išgirsti tam tikras natas ir gauti įkvėpimą ir paskui įkvėpti kitus. Jo mechanizmas veikia taip, kad jisai gauna įkvėpimą iš kažkur, iš savo vidaus, taip sakant, ir perduoda kitiems tą įkvėpimą ir įkvėpia kitus. Tai yra lyderis, kuris veda žmonės, juo pasitikė, juom tiki, jisai labai motyvuoja kitus ir iš karto matosi, kad tai yra žvaigždė. Kai pažiūrė į tą žmogų, iš karto gali pasakyti, kad tai yra žvaigždė. Visų pirma, tai yra išvaizda labai patraukli, labai charizmatiškas žmogus, išsiskiria iš minios ir labai prižiūrėtas, jaunatviškai atrodantis. Ir tai labai traukia žmonės. Pakanka būti tiesiog tokiu, koks jis yra, priimti save ir jau žmonės jo aplinkoje gaus įkvėpimą, kažkaip pradės keistis. Jeigu tas žmogus tampa populiarus, praktiškai jam nieko nereikia daryti, tik tai būti, rodyti, kaip jisai kūrė, kaip jisai pasitikė savim, koks jisai unikalus ir jau jisai įkvepia kitus žmonės. Šitas skaičius dažnai pasireiškia ir kažkokių viešų žmonių matricose. Tai ir visokiausių dainininkų, artistų, prezidentų, žmonių labai viešų, kuriem reikia viešai kažką kalbėti, viešai kažką rodyti, kurie yra galbūt influenceriai, nuomonių formuotojai ir taip toliau. Šitas ženklas labai dažnai pasireiškia, kai žmogus pliuse, bet minuse irgi gali būti, bet minuse atsiranda, jeigu žmogus aktyvus, prasideda susireikšminimas, sužvaigždėjimas, per daug pasitikė savimi ir čia toks perlenkimas būna. Šiaip šitas žmogus, šitie žmonės labai intelektualūs, labai talentingi, turi be galo daug talentų visokių, gali daug ką padaryti ir
šviečia, jie tiesiog šviečia gerumu, laimę, meilę, turi autoritetą. Tas vidinis jų pasitikėjimas savimi, jisai duoda autoritetą, tiesiog žmonės nori eiti, žiūrėti, pakartoti, atkartoti, gauti įkvėpimo iš jo. Nes pliusė jie labai estetiški, subtilūs, labai labai charizmatiški, tiesiog magnetiški, užbūrintis, tiesiog žiūri ir negali atitraukti akių, taip įdomu klausyti, įdomu žiūrėti, traukia labai žmonės, artistiški, kreatyvūs, jaučia grožį. Jų misija yra realizuoti savo talentus, pripažinti, kad jie yra talentingi, pažiūrėti, ko jie kažkada vaikystėje atsisakė, kokio talento, galbūt prisiminti, kada atsirado ta gėda parodyti savo talentą, kalbėti prieš auditoriją, grįžti tenais ir pajausti, kas ten galėjo būti ir kokį talentą jūs supakavote ir palikote vaikystėje. Jiems svarbu padovanoti pasauliui savo kūrinius. Kūryba šiaip dvasinėme lygyje yra ne tik tai menas, bet tai yra ir mokslai, ir ezoterika. Čia irgi yra kūryba, kai žmogus kažką kūrė, kažkokius projektus, galbūt kažką rankomis arba tapo, arba kažkokius režisierius yra. Žodžiu, čia gali atsiverti labai daug talentų ir tiesiog reikia klausyti savo širdies. Jie yra svajotojai, bet minuse jie ir lieka svajotojai, tik tai svajoja apie gražų gyvenimą, apie kažkokius, apie pilį, apie princesę, apie savo kažkokį princą ir taip toliau, bet padaryti žingsnių, realizuoti tai niekaip negali minuse. Negirdi savo sielos balso, negauna įkvėpimo. Pliuse jie pilnai save priėmė visiškai totaliai, nes minuse jie vis tiek prisikabins prie savo išvaizdos, jiem nepatiks, nežinau, plaukai, jiem nepatiks nagai, ausis, lūpos, nosis, nepatiks klubai ir taip toliau. Jie tikrai prisikabins prie kažkokių savo kūno dalių, nes juos kažkada galėjo sugėdinti ir jie nemato unikalumo savo išvaizdoje, jie nemato unikalumo savo iškalbingume, nemato unikalume savo kažkokiame elgesyje, nemato savo talento ir galvoja, kad jeigu jie kažkokie kiti, negu visi išsiskiria iš minios, tai čia yra blogai. Jiem reikia priimti, kad tai yra kaip tik originalumas, kaip tik yra be galo šarminga būti kitam. Pliusą jie pilnai visiškai save priima, visas savo kūno dalys, balso tembrą ir visa kita. Nenaudoju jokių kaukių, nesugalvoju kažkokių savo elgesio nebūdingo jiem. Yra tokie, kokie yra. Jie moka prisipildyti iš vidaus pliusę, gauti malonumą iš savęs, tiesiog pakaifuoti nuo savęs, nuo savo vidinės būsenos, o minuse jie ieškos išorėje, kad juos kažkas pripildytų, kad jiem kažkas paplota, kad jį kažkas pagirtų, kad jį kažkas pripažintų. Tai vat toks išorinis ieškojimas, o pliuse jie gauna malonumą nuo savęs, kaifuoja tiesiog, kad jie yra tokie, kokie yra. Žvaigždė tai yra garsumas, tai yra šlovė, pliuse, bet minuse jie bijo viešumos, jie gali nedalyvauti socialiame gyvenime, socialiuose tinkluose, bijo save parodyti, bijo parodyti savo tikrąjį veidą, bijo parodyti, kaip jie gyvena, jiem gėda, nes bijo, kad vėl
pajausti tą gėdos jausmą, kurio kažkada neištvėrė, neišgyveno ir jie galvoja, kad jeigu jie kažką neteisingai, neatitiks sociumo kažkokių lūkesčių, neatrodys taip, kaip turi atrodyti, nebus apsirengę taip, kaip reikia, kad jie gali sulaukti kažkokio heito, kažkokių neigiamų atsiliepimų ir taip toliau. Tai va čia didžiausia baimė 17, kad kažkas pagalvos kažką blogai. Bet čia yra minusas, čia reikia suprasti, kad kai žmogus pilnai žino, kad jisai vertingas, kad jisai toks, koks jisai yra jau nerealus šedevras, kūrinys šios visatos ir jam nereikia jokio įvertinimo iš kitų žmonių. Minuse yra didžiulis ego, aš va toks, jie labai dažnai gali pasakyti, kad aš toks, aš taip padariau, aš taip moku, gali susireikšminti. Čia tokie du poliusai. Vienur jie gali susireikšminti, atrodyti sužvaigždėję, pasikėlę, tokie per daug nuvertinti kitus, išsikelti aukščiau kitų, o kitur jie kaip tik pasirodo tokie mažyčiai, bijo pasireikšti, bijo save parodyti. Tai va, du tokie pasireiškimai gali būti. Ta minios baimė ir auditorijos baimė labai ryškiai minuse. Nemato savo kūrybingumo, nesijaučia kūrybiški, nemato grožio, nemoka suderinti kažką, galvoja, kad jie neturi skonio, pavyzdžiui, nevertina savo įgūdžių, moka kažką padaryti, bet nepripažįsta, kad jie ten gražiai kažką padaro, moka kažką padailinti, kažką parinkti, kažką sudėlioti gražiai. Jie tiesiog to nemato ir visą laiką save nuvertina, nemoka pasireikšti verbaliai, kažkaip gražiai iškalbėti, nemoka emociškai kažkaip save harmonizuoti, minuse, gėdinasi savo ypatumų kažkokių, nevertina unikalumo, kaip ir sakiau, nepasitikė savo jėgomis visai, pesimistiški, pliusai jie kaip tik optimistiški, jie žino, pasitikė, kad jiem viskas gerai, neturi jokių kliučių, eina lyderis, veda kitus. Minuse kaip tik jie visą laiką sugalvos, kad kažkas bus blogai, pesimistiški. Šiaip bendrai vertinus, tai jie tokie labiau linkę į aroganciją ir turi karūną ant galvos. Jis gali pasireikšti ir labai taip stipriai, kad žmogus yra karūnuotas, iš karto jaučiasi, bet gali būti tik tai iš savo šeimoje, pavyzdžiui, bet gali būti ir kažkur jau viešumoje irgi turėti tą tokią karūną ir būti aukščiausiu už visų. Ir minuse jie nenaudoja savo talento, nemato savo talentų, nepripažįsta, tai iš tikrųjų čia yra tokia didelė nuodėmė, 17 tai yra didžiausia nuodėmė, gali nepabaigti iki galo, kažką sugalvoja, susvajoja, tik tai pradeda ir paskui baimės traukia atgal. Ir gali būti problemų su seksualumu, nepriima savęs. Ir dar tokia baimė galiu išskirti kaip nežinomybės baimė. Bijo, kad kažkas tokio nutiks, ko gali nesuprognozuoti. Nes tai yra pasiekmė to, kad tikėjosi, kad pripažins jį kažkada, išėjo į sceną, taip sakant, ir jį ten apmėtė kažkuom. Pavyzdžiui, jeigu pasakyti tokį kaip pavyzdį iš praeitų gyvenimų, kas galėjo įvykti. Tai pagrindiniai tokie dalykai irgi labai
giliai šitą energiją išnagrinėjus, irgi turiu savo matricoj, dar ne iki galo pasireiškia mano 17 energija, kai daugiau kažką sužinosiu, būtinai papildysiu tą informaciją. Jeigu kažkas turi tą energiją ir nori kažką pakomentuoti, prašau, galite komentuoti video apačioje. Dėkuoju, kad klausote.